Prasideda naujas mūsų vlogas. Šitas, nežinau, eis YouTube ar neis, bet viską filmuojam. Važiuojam pas Nojų. Tas pats geras, tas pats tikslas. Pasiėm savo draugelį jau. Traukinį jau valdas sako. Ja. Atvykome pavalgyti į Hesburger. Laukiame savo maisto ir savo traukinį, iki traukinio liko, nežinau, dar 2 valandas. Bet nuotaikos geras. Savo draugo dovaną išnaudosiu, kur dovanoja. Žiūri gerai. Opa. Ir laukiame traukinio. Gerai. Ačiū vėl. Papazok, nu. Mandruolį. Ką jis irgi važiuoja? Biški paliva. Laukti. Gal. O, hebra, vyksta lipimas į vagoną. Judam jūt. Ei, keik! Nežinau, seniai, ieškok. Taip atrodo bendras vaizdas. Traukinys. O, Klaipėdos Atlanto kambarys. Taip atrodo. Smirda. Smirda, blėt, žuvim. Давай, ну, Давай, кэши, курва, не ухали. Praleidžiam žmogus, sen. Taip atrodo. Šitą. Linkėjimai! Interviu duoda. Traukinį. Pasakyk, Daniu. Atsiprašau, biškė. Interviu. Tik praeisiu. Interviu. Laikas, peace on YouTube. Padre. Nahu mum interviu. Dabar žodžiu. Interviu čia rimto daro dokumentinį filmą. Čia YouTube'ais, mano. Ai, bratkis. Oi, ne, šitą nerodo. Ai, jo. Viskas aš. Kinas tai iš karto išgriautas buvo viskas, kiaurai ištaškyta. Dabar jau atsigavimas įvyko ir vyks po truputį pasigūrimas. Peržengėm ką tai iki Latvijos ribas. Latvijos ribas peržengėm iki Estijos minimum 2,5 kilometras turėtų nusibūt, kad būtų pasigūrimas normalus. Tai tiek. Užkims balsai. Netgi kai užkims balsai. Visi kartu už Lietuvą, dar garsiau už Lietuvą, dainuosime mes išdidžiai, netgi kai užkims balsai. Pirmasis rytas traukinyje. Atvyksime link Talino. Aišku, dabar nematysim, labai tamsu yra. Nu, vis ir kambariokai mano. Dabar ir kiek jie, 6? 6 ir mes už 10 minučių turim išlipti iš traukinio Taline ir veikti kažką. Tai pažiūrėsim, ką mes veiksim. La. 6 ryto. Lietuva. Vyksta įmas link kelto. 6 ryto. Jau greisą darėm. Jeigu nesimato, bliamba. O. Štai ir Talinas senamiesčio. Truputėlį užkabiname. Šaus nugalės, mūsų pergalės daina ir vėl skambės. Mes dabar paražygiojame. Tai užtraukiam, uždainuojam ir tik dai. Matai?
Mes daug paružygiojam ir ištraukiam, uždainuojam, riktido. Pusė 7, naktinis Stalinas. Čia buvo su manimi tik žaidė. Nefilmuoti jūsų? Gerai. Šiaip buvo. Šiaip esame Suomijoje, pirmą kartą per savo gyvenimą Suomijoje. Bet gera patirtis laukiam. Aš bent jau tiesą sakau. Blet, buvo baisu, bet ko. Atvykome į Suomijos centrą, Helsinkį. Ir Helsinkio centrą. Beliausiai pakomentuok. Ei. Kur soboras yra Beliauskai? Grybai čia. O gal ne? Eik tu jie čia iš laivų, davai, sėdim. Iš laivų parduotuvė vyksta. Puikus. Jau Eik, Buga. Jau prie Prisilgęs, eina. What's the price? €9. €9. Yeah. What is it? What is this? Herring. Herring. Yeah, Baltic herring. Maisto kažkoks turgus irgi. Mūsų patiekalas yra. Pirmas mūsų patiekalas Suomijoje. Su tokiu vaizdu. Antras mūsų patiekalas su savo draugu. Sriuba, vieta atrodo jau va šitaip, pasikeitė lokacija. Ragaujame. Vis tiek kelionė į stadioną. Buvo važiuota su trūliku. Atrodo kaip Trokimo stadionas. Kitekas. Pirmieji įspūdžiai stadione. Helsinkio nacionalinis stadionas. Vieta, kur Lietuvos pilnėjo pagaliau mūsų. Minėjau, Lietuva laimi dabar, o pas su draugais darome selfie. Dabar Lietuva laimi po pirmą kėlinę, nuo iš čia. Laimėsim varžybas, pasieksim pergalę. Kad ir kaip būtų gaila, gavom į skudurus. Baisus grūzas, bet ką padarys. Labai ilgas kelias ir sunkus link namų. Ką jau? Kam? Kaip kelias tavo link namų? Gerai, viskas gerai. O, operatorių biški sunkiai. Nėra taip blogai kaip biuras sako.